Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. 1983 m. Liepos 23 d. lėktuvo pilotas kapitonas Robertas Pearsonas užkirto kelią lėktuvo katastrofai, kuri galėjo tapti viena didžiausių tragedijų aviacijos istorijoje. Monrealio, Kanados oro uosto darbuotojai pastebėjo, kad sugedo kompiuteris, kuris apskaičiuodavo, kiek reikia kuro, kad keleivinis lėktuvas Boeing 767 nuskristų iš Monrealio iki Otavos. Tačiau skrydis nebuvo atšauktas, o įgula pati apskaičiavo kuro kiekį, kurio reikės šiai kelioniai. Tačiau tik vėliau paaiškėjo, kad įgula padarė didelę klaidą, nes kuro kiekį matavo ne kilogramais, o svarais. Vienas svaras yra 0,45 kg. Fuel pressure. Why would that be? Kai skrydžio metu įsijungė vienas iš lėktuvo variklių ir pradėjo mirksėti kuro lemputė, Pearsonas pamanė, jog sugedo lėktuvo kompiuterį. Netrukus įsijungė visi likę varikliai, o pilotų kabinoje dingo elektra. Pilotai lėktuvo valdymą perėmė į savo rankas. Lėktuvas tuo metu skrido maždaug 13 000 metrų aukštyje ir ėmė po truputį kristi, maždaug 600 metrų per minutę greičiu. Laimiai kapitonas Pearsonas kažkada mokėsi valdyti sklandytuvą. Jis sugebėjo apskaičiuoti lėktuvo greitį ir leidimosi kampą, kad galėtų net ir be variklių nutupdyti 80 tonų sveriantį milžiną. Lėktuvo pilotai nusprendė leistis karinėme Gimli oro uoste, kur tą dieną vyko kartingų varžybos, o jas stebėjo didelė minė žmonių. Tačiau neįtikėtinų sugebėjimų dėka kapitonas Pearsonas sugebėjo ne tik nutupdyti didžiulį lėktuvą su neveikiančiais varikliais, bet ir išvengė kitos tragedijos. Nesužeidė kartingų varžybų žiūrovų bei dalyvių. Lėktuvas sustojo likus vos keliems metrams iki žiūrovų minios. Po šio incidento lėktuvas buvo pavadintas Gimli sklandytuvu. Lėktuvas sėkmingai skraidė Kanados oro linijose dar 25 metus, o didvyris kapitonas Pearsonas dar 10 metų dirbo Kanados oro linijose. Vėliau jis persikraustė į Pietų Korėją, kur įsidarbino pilotu Azijos oro linijose. 38 metus pilotavęs komercinius lėktuvus, 1995 metais Pearsonas išėjo į pensiją. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.